Laidinė tiek bevelė signalizacija turi savo pliusų ir minusų. Taigi, kada geriau rinktis bevelę signalizaciją? Jeigu objektas yra mažas, arba jeigu norima apsaugoti objektus nutolusius vienas nuo kito, pavyzdžiui, butai rūsį, kaimo sodybą ir pirtį, arba jeigu patalpose neseniai atliktas remontas. Tokiu atveju nesinorės pradėti remonto iš naujo, tiesti kabelių. Kitas bevelės signalizacijos privalumas yra tas, kad nebūtina pirkti visos sistemos iš karto. Galima iš pradžių įsigyti bazinį renginį, o paskui pridėti išmanius sprendimus. Pavyzdžiui, tokius kaip vandens nuotėkio prevencija. Jeigu atsitiktų taip, kad atsirastų vandens nuotėkis dėl skalbimo mašinos ar indaplovės šlankutės trūkimo, AJAX bevelį jutikliai iš karto aptiktų vandenį ir sistema užsuktų vožtuvą tam, kad būtų išvengta didelių nuostolių. Taip pat bevelės sistemos pasižymi tuo, kad labai paprasta jas konfigūruoti, pridėti jutiklius, naudotis.